7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taip, tiesiog kokios mintis varžybų po rungtynių prie Žalgirio? Tai mintis tokias, kad tikrai nežaidėm gerai ir buvom tose rungtynėse, kad ir žaisdami blogai, bet gale vėlgi kažkiek paleidom tą trečią kėlinį ir ketvirtam kėlinį tiesiog neužteko po tos pradžios trečiam kėlinį grįžti į rungtynės, kažkiek grįžom, bet vėlgi ten keli metimai pakeitė tai geras. Rungtynėse trenkeisi į parketą, ar nutiko kažkas ar ne, nes čia sakė, kad siūt važiuosi. Ne, nieko baisaus čia. Ne pirmas kartas, čia kažkaip pasiniu metu dažnai tų traumelių gaunu, bet kai tik tokias traumas būtų, nieko rimto, nežinau, dar pasikalbėsim su daktarai, žiūrėsim, ką nuspręsim, ar reikia ar nereikia siūt. Čia kovingumo pasiekmes, ar tiesiog ne laiku ir ne vietą atsidarė vis tokia situacija? Tai kažkiek ir dėl to kovingumo nukenčiu, nes stengiasi dėl to kiekvieno kamuolio kovoti, taip ir gaunas, kad kartais ten iš alkūnės ar galvos dabar gavos, kad tiesiog po kontaktų į parketą trenkiausi, krepšinis. Kalbant apie rungtynės, tai atrodė labai vargot puolime, mažai metimų iš distancijos pataikyti, daug taškų surinkot greitom atakom, per klaidų varžovų. Žalgirio gynybos geras pavyzdys, ar jų patiems kažkas neėjo šiandien puolime? Tai faktas, kad jų gynyba tikrai gera, nes dažnai sutinkam su tokia gera gynyba, vis tiek jų rotacija gana nemažai, jie visi žaidžia agresyviai gynybai, stengiasi išmušinėti mus iš tų padėčių. O mes labai dažnai rinkdavomės tokį lengviausią kelią kažkur tais viens, nežinau, ten ant vieno lyst, vietoj to, kad kažką tais komandiškiau sužaisti. Tikrai galėjom kažkiek to kamuoliu dalintis geriau, bet yra kaip yra geros pamokas ir bandysim tas klaidas taisyti. Ne viena atkarpa buvo, kai atrodo, kad grįžtate į rungtynes ir galit perimt tą iniciatyvą, bet vis nepavykdavo, tai kokie pagrindiniai veiksmai, kodėl nepavyko normaliai sugrįžti į rungtynes? Tai kažkaip, kaip minėjau, tą trečią kėlinį prastai pradėjom, jam leidom tos kraust persvarą ir kaip tų Žalgirių leidai tą persvarą susikrauti, tikrai labai sunku grįžti į tą kovinę atstumą. Vėlgi bandėm, kaip minėjau, keli metimai ir to neužteko. Aišku, dar tas tritaškis toksai labai nuo lentos sunkus, bet ką padarysim. Jeigu neklystu, 4-18 tritaškiai, ar įmanoma su tokiu rodikliu laimėti prie Žalgirio? Manau, viskas įmanoma. Tiesiog, kaip sakiau, tas galbūt skaičius tie 4 tritaškiai dėl to, kad tie metimai buvo tikrai iš nepatogių padėčių. Tai kaip sakau, mes galbūt gerai lindom, bet nenusimesdavom to paso, kur dažniausiai, tarkim, nusimeti tą pasą vienas ekstra, kitas ekstra ir kažkas meta laisvas, tai aišku, tu mesi didesnių procentų, bet kaip meti per rankas, tai natūralu, kad tie metimai neskris. Kaip vienas komandos lyderių, kaip pasitikai Artūro Gudaičio žinią, ar gal parašėjom kokią žinutę, kaip jo laukiat čia Vilniuje? Ne, dar nieko neparašiau, yra kas žaidė su juo anksčiau, tai tenais kažkiek pakalbėjo su juo. O šiaip tai žinia, tai smagu, kad prisijungė, tikrai geras žaidėjas, manau, pridės mums po to krepšiutos jėgos daug. Ką, laukiam jo ir tikimės, kad jis bus geros formos. Birutis sužaidė geriausią sezono rungtynes šiandien, ar Gudaitis išspręs šitą bėdą, kurią galbūt turite prieš tokius aukštus centrus kaip Birutis? Žiūrėsim, nes šiandien tikrai nesusitvarkėm su Biručiu, galbūt tos kovos tokios nepasiūlėm, nes jis, nežinau, ten rolindavo ir praktiškai viską iš po krepšio susimetė, tai manau jo, jisai vis tiek didelis kūnas Gudaitis, jėgos turi, tai manau tikrai turėtų atstovėti. Šis sunkus kovo mėnesis po truputį įgauna pagreitį, kokios emocijos Rūbiniui komandai, kai tokį įtemptą laikotarpį turit, nes iš esmės sezono eigoje nedažnai tai būna, kad žaidžia ten kas 3-4 dienas. Jo, tai iš tikrųjų mes, galima sakyti, to ir laukiam, nes tas mūsų tvarkaraštis nebuvo labai, ta prasme, įtemptas, žaisdavom arba ta prasme, kas 2 savaitės čempionų lyga, LKL kas savaitę, tai gaudavos toks tuščias, o dabar tikrai jaučias tas toks rungtynių kiekis ir džiaugiamės, manau, kiekvienas krepšininkas nori žaisti kuo daugiau, kad tų mažiau treniruočių būtų ir viskas, svarbiausia, kad išliktumėm kartu. Aišku, šitas pralaimėjimas toksai nemalonus, bet
neturim laiko, kada čia liūdės labai, nes laukia labai svarbios rungtynės ir šiandien. Greivso trečias iš eilės neblogas rungtynės prieš Žalgirį. Kaip tavo nuomonė, kodėl jis tik prieš žaliai baltą komandą daugiausiai sužaidė taip gerai ir kiek jums reikia tokio stabilesnio žaidimo kaip šiandien? Tai čia nežinau, reikia jo klausti, bet manau, jis vis tiek sunkiai dirba, stengiasi, galbūt kartais nesigauna. Bet džiugu, kad galbūt kaip atvyko naujokas, natūralu, kad ta rotacija kažkiek sumažėjo, ta prasme padidėjo ir tos minutės kaip ir natūraliai turėtų kristi ir nežinau, gal tas jam suteikė kažkokį impulsą, tokį papildomą, nežinau, sunku už jį kalbėti, bet manau, jis gerai dirba, viskas su juo gerai ir tiesiog turi kažką pramušti. Šiek tiek platesnis toks klausimas, labai gerą formą demonstruoji šį sezoną, kiek tu sulauki kažkokių pasiūlymų iš kitų komandų ir galbūt jau buvo momentas, kai galėjai pagalvoti apie ateinantį sezoną? Ne, dar nieko, kažkokių kalbų yra tenais, bet kaip sakau, nieko konkretaus ir tiesiog aš pats ir stengiuosi tas kalbas nežiūrėti ir, ta prasme, fokusuotis į šiuo sezonu ir viskas šią dieną žodžiu ryte ir norisi su šitą komandą kažką laimėti, kaip sakau, bus vasarą, pažiūrėsim, ką paruošim. Margo vienoje tinklalaidėje sakė, kad jeigu Gytis Radzevičius išeitų į Kauno Žalgirį, tai jam būtų ohoho. Kaip pats galėtume atsakyti šitą repliką? O jau siūlo? Ne, aš kaip minėjau, kažkaip tas nesinori nieko kalbėti. Sakau, sunkus metas, ta prasme įtemptas metas, tai norisi čia fokusuotis ir viskas. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.